Elementarus klausimas, kaip negirdėti kaimynų? Kaip sakiau, garsas yra labai subjektyvus dalykas. Reiškia, tai rekomendacija turėti kuo geresnę garso izoliaciją. Tai sakykime, bet kaip mums sakom, kad mes norime visai nieko negirdėti, praktiškai tai turbūt yra neįmanoma. Šiek tiek lengviau tai yra įspręsti su oro garso izoliacija, pakankamai sudėtinga, taip kad visiškai nieko negirdėti, nes aš kaip minėjau, triukšmo šaltinis. Vienas iš pagrindinių, dėl ko mes kenčiam, tai yra būtent žmogaus veikla. Tai yra kaip elgsis jūsų kaimynai. Galima, reiškia, turėti pakankamai gerą garso izoliaciją, tačiau ta savoka, kad aš nenoriu visiškai girdėti, jinai kartais gali būti visiškai neįvykdoma, neturint A garso klasės perdangą. Tokių perdangų yra ir man teko praktikoje susidurti, bet sako, aš girdžiu ir viskas, o ten jau praktiškai toliau jau nėra ką daryti. Gerai, pradėkim konkrečiai nuo girdžiu garsą iš kaimynų iš viršaus. Kaip geriausiai padaryti garsą izoliavimą? Perdangos, kaip sakiau, jam yra keliami du reikalavimai, tai yra ir oro garso, ir smūgio garso izoliacija. Tai perdangos, kalbėkime šiuo atveju apie, pirmiausia, geležbetoninės perdangas, nes medinės perdangos tikrai yra pakankamai sudėtingi dalykai, ten specialūs sprendimai, jos yra tikrai labai, turėtų būti pakankamai storios ir sunkios, reiškia daugiasluoksnės. Efektyviausias būdas ir praktiškai vos ne vienintelis būdas įspręsti, reiškia, ir oro ir smūgio garso izoliaciją, tai yra judriųjų grindų įrengimas. Vadina kartais plaukiančiom grindim, tai yra, kai ant mūsų perdangos plokštės yra įrengiama konstrukcija su izoliacinė medžiaga ir viršutinių išlyginamojų sluoksnių, gali taip pat būti naudojamos, jeigu dėl kažkokių tai priežasčių negalima, reiškia, įrengti cementinio išlyginamo sluoksnio, gali būti, reiškia, būtent yra specialios plokštės, gipsokartono plokštės šitų grindų įrengimui, tai yra efektyviausia konstrukcija. Tai pats geriausias būdas, jeigu kaimynas tvarkys, iš viršaus tvarkysis. Čia yra ta bėda, kad dažnai yra neįvertinama, reiškia, ir galvojama, kad aš galėsiu pasigerinti oro garso izoliaciją pas save. Tai jeigu kalbam apie smūgio garso izoliaciją, tai praktiškai vos ne vienintelis būdas ją sumažinti, sakykime, įspręsti, tai yra tik tai pas kaimyną. Gerai. Gal grįžtam šiek tiek atgal, pakalbam apie orus sklindantį garsą ir ten sakėt smūginį garsą. Struktūrinis garsas, smūginis garsas yra struktūrinio garso atmaina. Tai orinis garsas, mes kalbame, sakykime, išjudinam oro molekulės, reiškia, susidaro praretėjimai, sutankėjimai ir taip mes, reiškia, garso banga persiduoda. Smūginio arba struktūrinio garso atveju yra truputį kitaip sukeliama. Tai yra mes jėga veikiame kažkokią taip, reiškia, konstrukciją, perdangą arba pertvarą, keliauja ta garso banga per kietas konstrukcijas ir įspinduliuojama kaip orinis garsas. Tai yra iš principo, tai yra tas pats. Skirtumas yra tas, kad šiuo atveju garsas gali keliauti labai toli ir mes šitą turbūt labai gerai visi žinome, jeigu kaimynas kažkur tai remontuojasi, pradeda kažką tai kalti sienų ar kas, tai net neaišku kur, tai sklinda praktiškai po visą namą. Tai yra būtent dėl to, kad struktūrinis arba tas smūginis garsas jisai keliauja kitom konstrukcijom labai toli. Tai oro sklindantį garsą lengva izoliuoti. Šiuo atveju sakykime taip. Tai būtų, o struktūrinį, tai jeigu mes kalbėjome apie smūgio garso izoliaciją tarp patalpų, tai praktiškai konstrukcija yra tik tai viena tam, kad įrengti kažkokį tai elastinį sluoksnį, kuris neleistų tiesiogiai veikti laikančią konstrukciją. Tai yra maksimaliai atskirti. Tai dabar imam taip, grįžtam atgal. Jau prieš tai būsi klausimą apie tas grindų izoliavimą. Tai kaip teisingai, izoveris turi vatą grindims, taip? Taip, turim. Taip yra. Šiuo atveju medžiagos, tą, ką jūs pasiklausėte dėl medžiagų, tai aš kaip paminėjau, kad tai yra konstrukcija, tai šitom konstrukcijom yra specialios medžiagos. Nes jeigu mes kalbam apie vertikalių atitvarų garso izoliavimą, tai ten yra naudojamos, sakykime, elementarios, dažnai naudojamos tos pačios, reiškia, medžiagos ir fasadų, reiškia, vadinamų fasadų izoliavimui. Čia mums reikalinga turėti ir, kad jinai būtų ir izoliuotų garsą, ir taip pat laikytų papildomai apkrovas. Tai reiškia, ten eina specialios medžiagos, tokia turbūt viena pačių populiariausių, tai yra plokštė Flo. Jinai turi mažą dinaminį standumą, puikiai izoliuoja ir oro, ir smūgio garsą. Plokštė tai yra mineralinės vatos plokštė, grindim specialiai taip ir vadinasi Flo. Čia yra mineralinės vatos plokštė Flo, taip, jinai dedasi
yra, įsivaizduokim, sumuštinį. Kaip tas sumuštinis atrodo iš apačios? Yra perdanga, tada dedasi kas? Pirmiausia, turime perdangą, jeigu nėra pas mus kažkokio tai komunikacijos perdangos, tai mes galime tą, reiškia, be abejo, turėtų būti išlyginta, negali būti plokštė deformuota, reiškia, mes klojame šitą izoliacinę medžiagą, dedamas yra skiriamasis sluoksnis, tam, kad liejant betoną nenutekėtų iki apkrovos. Skiriamasis tai dabar kas, politilenas? Skiriamasis tai gali būti betonavimo popieris, gali būti polietileno plėvelė, tai yra tam, kad viršutinis, jeigu pakankamai skystas yra skiedinys, kad jis nenutekėtų iki apkrovos laikančios konstrukcijos. Ir tada daroma yra, reiškia, viršutinis išlyginamasis sluoksnis, rekomenduojama nuo 5 iki 8 cm daryti. Ir būtina sąlyga visą šitą viršutinį išlyginamąjį sluoksnį mes privalome atskirti nuo absoliučiai visų konstrukcijų. Tai yra, turiu galvoj, sienas, kolonas, vamzdynai ir visa kita. Nes taip kaip ir paminėjau, jeigu kietais kūnais garsas sklinda labai toli, tai jeigu mes kažkur tai sujungsime, tai mes be abejo prarasime ir ganėtinai žymiai galime prarasti garso izoliacinės savybės. Yra blogės. Dabar tas vata būna, aš žinau, 2-3 cm, 5. Jeigu mes dėsime ten didesnį sluoksnį, nusakykim, vietoj standartų turbūt 2 cm dedas. Jeigu mes žiūrėsime, reiškia, taip, garso izoliacija tai yra fizika ir matematika, ten daugiau nieko nėra kito. Tai iš principo ne va tos sluoksnis apsprendžia. Reiškia, jeigu mes imsime tą pačią, reiškia, medžiagą, tai yra kaip flo, tai be abejo 2, 3, 4 ir 5 jie turės skirtingas garso izoliacinės savybės dėl to, kad yra skirtingas jų dinaminis standumas. Bet jeigu mes imsime skirtingų gamintojų arba skirtingo to pačio gamintojo plokštę, tai reikia žiūrėti ne į istoriją, reikia žiūrėti būtent į medžiagos dinaminį standumą. Tai kuo mažesnis dinaminis standumas, tuo ten apsiskaičiuoja ir tuo geresnė yra garso izoliacija. Storis 2, 3 ar ten 5 priklausomai nuo konstrukcijos ir neretai reikalinga dar ir gali būti reikalinga ir šiluminė izoliacija. Tai tada be abejo savame suprantama, kad didesnis storis turės tos pačios medžiagos ir geresnės garso izoliacinės savybės ir taip pat šiluminės savybės. Jeigu mes įrengiam šildomas grindis, sakykime, tai savame suprantama, mes nenorime kaimyno šildyti, mums šiluma reikalinga pas mus. Tai ten tada rekomenduojama dėti didesnį storį. Gerai, noriu apsaugoti kaimynus, kad jie negirdėtų, man dėti 2 cm ar 5 cm. Kaip yra geriau ir kiek yra geriau? Mūsų tokia bendra rekomendacija yra taip, jeigu tai yra, be abejo, mes visada pasakysime, kuo mažesnis dinaminis standumas, o jeigu mes imsime, sakykime, izoliacinę medžiagą, tą pačią flo 2, 3 ar 5, tai geriau izoliuos 3, reiškia tas. Bet mūsų rekomendacija yra tokia labai dažnai klausia, nes nori į daugelį dalykų, ir į aukštį atsižvelgia, reiškia ir į garso izoliacinės savybės, būna, kad ir į kainą taip pat pakankamai svarbu yra, daug faktorių. Tai rekomendacija yra bendra tokia, jeigu turime monolitinę geležbetonio perdangą, tai flo 20 tikrai yra geras sprendimas ir to pakanka. Jeigu turime kiaurimėtą perdangą iki 220 mm, mes rekomenduojam flo 30. Beje, su šitais sprendimais reiškia 2 monolitiniai perdangai ir 3 kiaurimėtai perdangai, kai yra 220 mm, nesunkiai pasiekima yra B akustinio komforto klasė. Tai mes dėl to dar papildomai šitą ir rekomenduojame. O tai kur 5 naudoja? 5 iš tikrųjų naudoja, būna, kad reikia aukštį išimti, būna, kad reikalinga šilumos izoliacijos, o kartais tiesiog iš nežinojimo galvoja, kad kuo storiau, tuo geriau tas yra. Bet yra dar kitas dalykas, tas, kad, sakykime, naudoja 2+2, tai 2+2, sakykime, ta pati flovata, jinai turi akustinės savybės, tai yra bus tokia pati garso izoliacija, kaip ir 5 plokštės storio. O čia tai įdomu. Taip. Tai 2+2 yra pats geriausias variantas. 2+2 yra tikrai labai geras variantas, tai yra ir šilumos, ir garso izoliacijos požiūrių, tai yra labai paprasta, nes šiuo atveju dinaminis standumas persiskaičiuoja ir yra įvertinama, reiškia, pagal tam tikras formulės, nes dviejutukas turi savo, kitas dviejutukas turi savo dinaminį standumą ir pagal tam tikrą formulę jis persiskaičiuoja ir pasidaro lygiai toksai pats kaip penketukas.